Labas visiems, čia laida Naujasis aš. Su džiugesiu mes filmuojame antrąjį podcastą ir tuo aš labai džiaugiuosi. Dalinuosi šiuo džiugesiu su jumis ir kviečiu pasižiūrėti dar vieną mano laidą, kurioje mes kalbame apie dar vieną saviugdos potemę. Apie tai, kas padeda jums auginti ir tapti geresniais, nei buvote vakar. Šiandien mūsų laidos tema savęs pažinimo įrankiai ir šiandien džiaugiuosi šalia savęs turėdamas nuostabią viešnią, kurią šiek tiek jaudinosi pristatinėdamas, nes besiruošdamas laidai galvojau, kaipgi man reikėtų šį nuostabų žmogų pristatyti. Žiūrėjau pavyzdžius, kur jinai lankėsi ir kaip kiti kolegos pristatinėja, bet aš nusprendžiau atrasti savo būdą, nekopijuoti kažkieno kito ir sakau, kad šiandien mano svečiuose žmogus puikiai, mano manimu, atradęs savo kelią. Žmogus iš organizacijų vystymo pasaulio, žmogus iš pedagogikos, andragogikos ir šiaip iš ten, kur turbūt atsiranda tik tai labai talentingi žmonės. Tai, ponios ir ponai, pristatau viešnią Rimą Vanagę, daug titirambų, bet žinokit, tai yra toks žmogus, na patys jūs išgirsit. Tai labas, Rima. Labas, Vytautai. Malonu matyti tave čia, neslėpsiu, jaudinausi, net turėdamas mintį, kad labai noriu pakalbinti tave laidoje, bet labai jaudinausi ir galvoju, o jeigu Rima sakys ne? O jeigu Rima sakys, nežinau, čia Vytautai, mano honoraras šitai laidai bus toks ir toks. Rima visada visiems naujiem įvykiams sako taip. O Dieve brangus, tai Visada. aš labai dėkoju. Ir šiandien laidoje noriu pasikalbėti apie savęs pažinimo įrankius. Kokie jie būna, turbūt mes kalbėsim laidoje apie tai paeiliui savo laiku, bet darydamas trumpą intro sakiau, kad Rima, mano nuomonė, tai yra mano nuomonė, aš dar paklausiu, ar tai yra tiesa, yra žmogus atradęs save, nes iš to, ką veiki viešumoje, iš to, su kokia energija tai darai, ką darai, ar ne, nuo mokymų, nuo pagalbos įvairiom organizacijom, nuo pagalbos vadovom ir taip toliau. Manau, kad esi savo vietoje. Ar aš sakau tiesą, Rima? Taip, tikrai šiandieną galiu drąsiai sakyti, aš savo vietoje, nuo to kaifuoju ir net nejaučiu ribos tarp, kur mano namai, darbas, hobis, nes mano darbas yra mano hobis, man nereikia ilsėtis iš principo, kad ir kaip žiauriai skambėtų, nes aš ilsiuosi dirbdama, nes tenais aš kvėpuoju. Mano vyras kartais sako, jeigu tu nekalbėtum, tai uždustum. Ir tai yra tiesa, nes kalbėti, bet kalbėti ne bet ką, ne bet su kuo, o kalbėti su tais, kuriais tikiu, kuriuos noriu kažkur nuvesti, yra toks mano didelis azartas, kaifas. Ir tai nebuvo visada. Aš norėjau klausti apie tai. Dar užduosiu kitą klausimą. Ar laikai save sėkminga? Taip, taip. Besiruošdamas laidą skaičiau tavo puslapyje, kad viena iš sėkmės sąlygų yra savęs pažinimas. Tai turbūt, kaip ir sakei, nebuvo taip visada. Gal trumpai galim pakalbėti apie tavo kelią, koks jis buvo, kokie tie buvo keliai, nežinau, ar galime sakyti klystkeliai, nes vis tiek iš tų klystkelių mes kažką tai pasiemam. Aš turbūt iš tų žmonių, kurie visą laiką po truputėlį aukštyn, kai skaitau knygas apie žmonės ten, kurie daug pasiekė pasaulį, žinomi žmonės, pas juos visus buvo, tai ten milijonų praradimai, tai bum, su veidu į purvą, jie vis kažką prarado, save, nusigėrė, alkoholis, narkotikai, pinigų praradimai, ten Jobsą išmetė iš jo darbo, ir taip toliau, kažkokios lygos, baisūs krėtimai. Ir aš galvoju, aš niekad nebūsiu milijonierė, nes aš niekada neturėjau didelio bumį į Tokio kardinalaus. Niekada. Pas mane visada gyvenimas tai po truputėlį vis į priekį ir vis aukštyn, taip kaip tu labai gražiai sakei, mano viena iš mylimiausių irgi frazių. Aš kiekvieną dieną man toks jausmas, kad esu šiek tiek geresnė negu buvau vakar. Ir aš taip lipu ir nematau vargo. Tai ar aš noriu ten kažkaip tai tų milijonų, ne, ar paimčiau taip, bet jaučiuosi sėkminga įvertinant savo proto, emocinę, kūno būseną ir dvasinę būseną, čia tie mūsų 4 resursai ir jų harmonija man sako, tu teisingam kely, all good. Tai čia turbūt yra tos istorijos, apie kurias mes girdime viešai, kur būtina kristi veidų į purvą, kad tave ištiktų sėkmė, bet galima tai daryti labai turbūt nuosekliai, išmintingai, tai apie tą kelią, ar ne, nuo ko jisai prasidėjo, galbūt kur įvyko
lūžis, galbūt sustojimas, kažkokia refleksija, kuri vieną dieną, ne, Rima, aš turiu eiti, ne ten, o ten. Čia turbūt kiekvienas žmogus savo tą kelią atranda, bet man tai yra tavo sutikti žmonės ir jų klausyti. Aš esu žmonių žmogus ir žmonių refleksija, nes žmonės yra mūsų veidrodis. Taip kaip tu dabar į mane žiūri, aš jaučiuosi žiauriai gerai, nes jaučiuosi tokia cool. Tai va tie žmonės, kurie į mus žiūri, kuriuos mes sutinkam, yra mūsų veidrodžiai ir jie mums labai daug pasako, ar mes einam savo keliu ar ne. Labai dažnai girdžiu klausimą, kaip žinoti, kad tu esi savo keli? Alchemikė. Ta knygelė turbūt iš 5 karto tik supratau apie kainai, nes kai aš pradėjau prieš 26 metus savo karjerą, buvo, jeigu tu neskaitai alchemiko, tai tu iš vis ne konsultantas. Vieną kartą skaitau bullshit, nieko nesuprantu. Antrą kartą, kas per nesąmonę, kodėl visi tą alchemiką skaito. Ir tik tai kokį 5 kartą tą mažulį, ten tą knygelę vieno vakaro skaitinys, skaitydama radau atsakymą, nes aš labai jo ieškau, ar iš tikrųjų aš jau čia tokia užsigimus konsultantė, būti scenoje ir nieko daugiau nedarysiu. Ir turbūt 10 savo karjeros metuose aš radau tą atsakymą toj knygoj, ten balto ant juodo parašyta. Jeigu eidamas keliu, tu sutinki žmonės, kurie sako, wow, kaip tau tinka, nu tu gimus čia būti, Vytautai, scena yra tau, neįsivaizduoji kito žmogaus. Ir jeigu tu pats gal, fainai, aš dirbu ten po 20 valandų ir nepavargstu, tai tavo kelias. Tai girdi 2 sąlygos. Taip. Tu kaifuoji tą darydamas, gali daug dirbti non-stop. Nėra skirtuko, kad čia yra Nėra darbas, skirtų, o čia yra taip jau, poilsis. nežinau, aš jau pavargau. Ir antra, žmonės toje rolėje tave giria ir tau parodo, tu dar tą pabandyk, tu ten nueik, parodo tau dar kryptį. Tai, nu, aš nesu sutikęs žmogaus per savo karjerą, kuris sakytų, nu, tu gal pabandyk kokią HR vadovę padirbti, o gal tu nori į Big Corporate, kokį departamentą atidaryti. Nu, niekas man gyvenime tokio nesiūlė. Bet kad tu turi būti scenoje, tu turi įkvėpinėti žmonės, tu turi kalbėti ir dirbti su grupėm, aš dažnai tą girdžiu. Ir tai man sako, kad taip, aš savo keliai. Bet o buvo kažkokios dvejonės, kad, nežinau, galbūt, nežinau, nu, kokia čia karjera ar ne, ar aš visą savo gyvenimą noriu būti konsultantė, kad, nu, gal iš pradžių, o tai atrodė, nežinau, labai siauras rytis ir ar aš tikrai ilgalaikiai perspektyvoje matau save. Ar buvo kažkas tokio? Man niekada minties nebuvo, kad tai siauras rytis, nes Okay. aš jaučiuosi, kad aš galiu būti bankininkė, nes aš pažįstu, kaip tenais viskas vyksta, nes dirbdama su bankais, tai tu neri į tą verslą. Aš galiu būti gamybos įmonėje, sofų gamybos įmonėje, nes aš žinau, kaip ten viskas vyksta. Aš galiu dirbti logistikos kompanijoje, nes įsivaizduoju, kaip kalbėti su vežėjais, ką pasiūsti ant raidės N ir su kuo reikia mandagiai kalbėti. Nu, aš galiu dirbti farmaciniai kompanijai, nes įsivaizduoju, kokios tenais hierarchijos ir esu pačiupinėjus. Tai man atrodo, kad aš pažįstu visus verslus. Tai vat, tai nėra siaura, bet matyt, mūsų viduje yra tas užkoduotas, ko aš noriu ir aš niekada nenorėjau daug pinigų. Aš visada norėjau daug žmonių. Aš kaifuoju, kad kai aš esu tarp žmonių. Aš galvoju, jeigu aš turiu daug žmonių, kurie mane supa, tai aš niekad nebūsiu bėdnas. Man kažkaip pinigai, aš visiems visada sakau, yra pasiekmė, ko tavo aistros. Nu, tai yra rezultatas, galima sakyti, ar ne? Būtent, tai yra pasiekmė, tai yra rezultatas, ko tavo santykio su aplinka ir su savim. Santykis su aplinka ir su savim duoda tau tos tavo norimus pinigus. Tai man visada užteko, aš visada leidau savo tikrai daugiau negu vidutinis žmogus ir, nu, kaifuoju nuo to. Okay. Kaip ir pati sakėjai, tai ta istorija atrodo tokia lengva, graži, sakyčiau, moteriška, gal dar ne, be to purvo į veidą. O dabar sukime gal palengva ar ne link tų savęs pažinimo įrankių, nes, žmonės, žiūrintys laidą, greičiausiai galbūt mąstantis, dvejojantis ir užduodantis savo klausimą, ar jie yra savo vietoje, galvoja, tai nuo ko man pradėti, kokie apskritai galimi tie savęs pažinimo įrankiai, apie kuriuos mes šiandien norim pasikalbėti. Čia toks labai keblus klausimas, nes vėlgi ta pradžia, tas taškas gali būti labai labai daug kur. Bet pirmiausiai, man atrodo, žodis laimė. Nu, grįžkim pas Platoną ir pačias šaknis ir šaltinį. Tai jeigu kiekvienas žmogus savo dabar net mūsų klausant atsisėstų ir galvotų, kokia veikla, ką darydamas aš užsimirštu, kur nejaučiu tų rėmų.
Ir jeigu savęs paklaustum, kokia ta yra veikla, ką darydamas aš užsimirštu, tu iš karto jau atsakytum, iš ko maitinasi mano vidiniai šaltiniai. Tai kai aš pirmą kartą savęs paklausiau, tai kas mane daro laimingą, šitą laimę, mes visi beviltiškai užkoduoti laimiai. Pas visus jinai kitokia, subjektyvi, bet ką darydama užsimirštu, tai aš užsimirštu pliurpdama su kitais žmonėm. Aš galiu valandų sėdėti ir pliurpt. Man visiškai išeina visokie rėmai. Ir kai aš savo atsakiau, kad mane laiminga daro santykiai su žmonėmis, tai viskas labai stipriai paėjo. Aš tada supratau, kad man čia reikia neršti, man čia reikia ieškoti savęs, bendrauti, netvokinti, būti su įvairiausiais žmonėm ir selevi. Bet vėlgi, čia aš girdžiu, ką tu sakai, bet tai vėlgi tai yra apie pajautimą, apie savęs savo tokio gražaus klausimo uždavimą, bet jeigu yra žmogus, kur sako, grubiai, nepykit, bet aš nežinau, atrodo ir čia gal fainai, gal toks yra kartais net labai didelis blaškymasis, nes atrodo ir tą galėčiau veikti, ir taip aš tarsi be atsakymo. Tai turbūt mes turime tuos įrankius, nežinau, testus ar ne, kažkokius galbūt. Testai jau čia truputėlį vėliau. Pirmiausia, man labai norisi pasistatyti tokį suvokimo žemėlapį. Taip. Tai kas lemia mane kaip asmenybę, kur aš čianais tinku ir kaip čianais save įdėti. Tai turbūt paimsiu tą visiškai klasiką tokį Jungą ir tokį charakterio arba asmenybės žemėlapį. Vat visi, kad savo galvoja. Pirmiausiai, norint mums kažką veikti, mums reikia energijos. Taip. Teisingai? Tai pirmiausiai visi tikrai girdėjom ir atsakom tą klausimą. Intravertai, ekstravertai. Ir čia labai prašau. Intravertai tai ne tie, kurie, čia tie, kur nemėgsta bendrauti, arba tie, kur uždari. Ne, sėsk du. Ne. Intravertas tai yra žmogus, kuris pasikrauna energiją, kai būna vienas pats savo ramybėje. Kai jisai gali paanalizuoti, paskaityti, užsidaryti, pabūti su protingu žmogum savimi, tada į pas jį bateriją pasikrauna. Tada jisai išeina, gali jisai išeiti į sceną. Aš mačiau nerealiai gerų kalbėtojų. Žmonių, kurie kalba, seminarus, didelius renginius veda, labai dideli intravertai. Jie pasiruošia, jie pasikrauna, išeina ir visą grožį iškrauna. Jie sugalvoja ir tada atiduoda, bet jie tada pavargsta visuomeniai ir išsikraudami. Ekstravertai yra tie, kurie pasikrauna, bendraudami. Bendraudami kalbėdami. Man mintis, jeigu man sako, Rima, sugalvo, ką tu pasakysi ten, nežinau, rytoj prieš 5000 žmonių viena, man bus žiauriai sunku. Ir aš išeisiu į sceną, aš tikrai žinau, kad pasakysiu beveik 80% kitaip, negu sugalvojau sėdėdama viena. Nes aš ateisiu, pamatysiu to žmonės, pamatysiu to šypsenas, pas mane kils visokie vaibai ir pas mane paeis ir žiauriai gerai. Tada, kai aš pamatysiu žmonės, jų energiją, tik tada pas mane pradės čia viskas suktis. Tai ekstravertai, tie, kurie gauna energijos iš bendravimo. Jiems reikia dirbti grupėse, jiems reikia dirbti agile grupėse, jiems tiesiog svarbu gauti energiją iš kitų. Tai pirmiausiai tu turi labai aiškiai išsiaiškinti, kada aš pasikraunu ir kada aš atiduodu energiją. Tai čia intravertai ar ekstravertai. Ir nuo to tu žinai, ar man reikia dirbti projektinėse veiklose, kur aš galiu savarankiškai dirbti. Ir čia atsiranda intravertai, puikiai dirba online, savarankiškai, iš namų. Čia tokia savęs apgaulė, kad ekstravertai gali dirbti iš namų. Taip, jie nori tos laisvės, nes čia šaldytuvas, čia hebra, čia galiu tą padaryti, bet ekstravertų efektyvumas darbo, dirbant iš namų, labai stipriai krenta. Jau dabar visi yra tyrimai tą įrodantis. Intravertai puikiai susistyguoja ir gali dirbti iš namų. Ekstravertai, ne, jų efektyvumas dirbant iš namų krenta. Todėl, kad jiems reikia hebros, jiems reikia vibracijų. Gerai, klausimas, o ar egzistuoja, vėlgi aš šiek tiek tapatinu ir su savimi, ar egzistuoja žmonės, kurie yra ir tokie, ir tokie? Taip, tikrai taip. Gali būti labai nedidelis skirtumas, reiškia man ir taip gerai, taip per viduriuką. Bet kokiu atveju atsakėm, iš kur aš gaunu tos energijos, nes man reikia norint atlikti darbą energijos. Ir toliau mūsų charakteris pagal Jungą, jeigu turiu energijos, tada su ta energija, ką darau, nukeičiuosi informaciją. Taip. Su aplinka, su žmonėmis, su aplinka. Ir čia atsiranda tie vadinami sensing arba intuiting. Tai tie tokie nuosekliai jaučiantys pagal jusles, kurių mąstymas taip kaip filmas. Vakar buvo tai pasekmė tokia, šiandien darysiu tai, tokie nuosekliai mąstantis ir pasakojantys nuosekliai.
Ir tie intuityvūs žmonės, kurie, žiūrėk, aš tau tą istoriją papasakosiu, aš tau tą istoriją papasakoju. Tai tie, kuriems daugiau energijos turintys dalykai, jiem čia suvibravo, aš tau dabar apie augalus galėčiau tiek pasakoti, nes juos labai myliu, kaip jie mane įkvėpia, kaip ta žalia spalva, nes aš esu labai intuiting žmogus. Aš galiu pagauti vieną krislą, va tavo mimika dabar ir apie ją kalbėti. Ir pamiršti, kuo mes čia susirinkom. Nes aš esu tas intuityvus. Ir pas mane visa energija sproksta, kai aš galiu paimti kažką vieną ir aplink jį. O kai man sako, ne, grįžkim į mūsų temos pradžią, nuosekliai pasidėliokim. Ir man, tai aš lygiai taip pat ir informaciją perdavinėju labai intuityviai. Ir man tie, kurie labai nuosekliai ten viską daro, irgi greitai pasidaro nuobodus. Tai čia antras, kaip mes priimam ir atiduodam informaciją. Tai energijos turiu, informaciją, kaip priimu, atiduodu, aišku. Tada trečias jau savęs tokio suvokimo žemėlapiai yra, ką aš su tą informaciją darau, sprendimus. Teisingai, mes jau, eiti, neiti, dirbti, nedirbti į tą darbą, savarankiškai, nesavarankiškai. Tada tie sprendimai. Ir tie sprendimai priimami arba tuo vadinamu emociniu būdu. Tai čia jau ekstravertų greičiausiai Ne, gali ir ekstravertas priiminėti labai emociškus sprendimus. Ekstravertas tai nieko bendro su logika, čia jau dabar kairysis arba dešinysis pusrutulis, ar ne? Jau čia tas racionalus, tie vadinami thinking, galvojantis, racionalus ir tie emocionalus. Ir labai labai paprastas pavyzdys. Vytautui bėda. Vytautas sako, Rima, nori apie tai pasikalbėti. Rima atsitraukia per 3 žingsnius ir sako, pasakok. Vytautas papasako, visas apsiverkęs, kokios dramas pas jį yra. Ir Rima sako, žiūrėk, tu gali tą pabandyti. Aš padariau didelį atstumą, atsitraukiau ir čia veikia protas. Nes protas sako, ką? Norint pamatyti daug alternatyvų ir galimybių, tu turi atsitraukti. Nes priartėjus aš labai susiaurinsiu, susitapatinsiu su tavim. Tai protas sako, atsitrauk, tau atsivers kiek galimybių ir nesusitapatink, kam tau to reikia. Tu žymiai daugiau naudingas būsi duodamas jam alternatyvas. Čia tai primityviai pasakojant. O tas emotional arba tas emocinis protas, irracionalus protas. Labai gražiai Speris su savo komanda Nobelio premiją gavo 82 metais, sako, nėra emocinio ir racionalaus proto, yra racionalus ir irracionalus. Čia 2 protai. Tai va tas racionalus sako, atsitrauk, pamatysi daugiau alternatyvų, o irracionalus sako, ateik, Vytautai, apkabinsiu tave, išsiverk, pabūk. Ir čia empatija, čia susitapatinimas. Tai jeigu tu verki ir tau kažkas labai blogai, tai tas emocinis žmogus sakys, Dieve, kaip aš tave jaučiu. Pabūk, čia normalu, susitapatins. Ir faktas, kad alternatyvų pasiūlymų aš tau mažiau duosiu, bet aš tau duosiu ką? Daugiau jėgų, jausmo. Tokia double battery, ar ne? Tokia 2 baterija mes iškart turėsim. Ir čia vėl nei blogai, nei gerai. Kaip tau atrodo, koks aš? Tas racionalus ar tas susitapatinantis? Ir let's hug, apsikabinkim. Koks aš? Tai manau, kad gebantis susitapatinti, ar ne? Taip, matai, jau tu psichologas beveik. Okay. Čia nieko. Tiek nereikia. Tik tai pagalvot, kad ir čia tas sprendimai, ne? Ja. Tai atsimeni, energiją pasisėmiau, dalinuosi informaciją, darau sprendimus, kaip, ar protu, ar taip susitapatindamas, ar jaučiu, ar verkiu, kiek pas mane yra to tokio pergyvenimo nerimo dėl kitų, ar čiagi ne mano, čia viskas praeis. Ne? Ir čia vėl tokie, galim sakyti, prigimtiniai dalykai nuo mūsų ankstyvosios vaikystės. Ir tas paskutinis mūsų jau žemėlapis, kaip susilipdo ta mūsų asmenybė, tai yra jau tas su aplinka, ar ne, kaip mes bendraujam, bet ne informaciją keičiamės, bet kaip mes reaguojam į kitokius. Nes aplinkoje visokių daug pokyčių, nebūtinai visi tokie patys ten intuityvūs ar nuoseklūs. Ir kaip mes reaguojam į mūsų sutinkančius iššūkius gyvenime. Ir čia jau atsiranda tie vadinami pagal Jungą arba judging, arba perceiving. Arba tokie kritiški, kurie sako, kada tau reikia šito projekto? Už 2 savaičių. Ok, tai mes turim 2 savaitės, 14 dienų. Tai maždaug po tiek valandų pasiruošim, planas turi būti 1 savaitės pabaigoje, jie susidėlioja labai aišku planą, maždaug tokį planą, kokį tu man atsiuntei, bet tie planuojantys žmonės jį atsiųstų prieš savaitę.
O tu atsiuntei prieš dieną, ar ne? Tai Aš sakau, jau, kad aš galiu būti turbūt bet visoks. planas sudėliotas labai aiškiai ir labai tiksliai. Tai čia dar turbūt per viduriuką pas tave, ar ne? Va, Taip. tas, ar tu planuojantis, ar tu labai lankstus. O tie visai perceiving vadinami labai lankstus, tai pavyzdžiui tokie kaip aš, nes aš 80% esu tame, kai man sako, už mėnesio reikia ten tokiai konferencijai pasiruošti. Už mėnesio, o dieve, aš čia dar pamiršiu. Tai pas mane dar čia milijonai visokių projektų. Rytoj konferencija. Reikia dar priemonių. Man dar reikia tą atsispausdinti, man dar reikia tą padaryti. Tada savo vyrus, jeigu man tą sukurk. O tai negali prieš dieną pasakyti, ne, man tik dabar užsinorėjo. Ir tada, ir ant to adrenalino pas mane, dum, geriausias sprendimas. Ir aš išeinu į sceną ir visi sako, kaip cool buvo. Ta nakties, mane dabar visi šiurpuliukai. Ir aš turiu geriausią sprendimą tai tos paskutinės minutės performance. Nes adrenalinas mane labai stipriai augina. Man padeda mąstyti. Tai va, 4 žingsniai. Jo, tai aš dabar tik taip reziumuoti noriu, kad turbūt tai galioja ne visiems. Tai kalba žmogus, kuris labai gerai save pažįsta ir žino, ką gali sau leisti, čia įsijungia ir profesionalumas, ar ne? Ir kad kartais palikti viską, nors aš esu čia toks, tikrai labai gebantis ekstravertas ir gebantis viską ir, tai čia Vanagė sakė, kad aš galiu sau leisti ir paskutinę naktį viską padaryti. Tai čia turbūt reikėtų labai taip nesuklaidinti. Ai, koks atsargumas tavyje kalba. Žiūrėk, ne, čia brandos tam nereikia. Okay. Čia brandos tam nereikia. Čia yra 4 etapai, iš kurių susideda mūsų asmenybė. Taip. Tai reiškiasi tas mūsų performances arba mūsų geriausias aš, ne, geriausias tas potencialas. Tai yra žmonės, nepriklausomai nuo brandos, yra vaikai, kurie mokosi, kala ir gauna 9. Ir yra tie, kurie čilina ir ateina, biškai pasikrapšto vieną vietą ir gauna irgi 9. Įdėja mažiausiai pastangų, tai reiškia paskutinę naktį atsisėdė, ten kažką paskaitė. Todėl, kad jiems sukilo adrenalinas ir tas paskutinės nakties suvalgymas medžiagos jiems duoda geriausią performance. Tai nereiškia, tai va čia yra tas savęs pažinimas, pastebėk, kada pas tave kyla geriausias rezultatas, ar iš tikrųjų tau reikia visą mėnesį planuoti, ruoštis tam, kad padarytum geriausią. Aš antroji partnerystėje gyvenu, bet mano pirmos vestuvės buvo suorganizuotos, turbūt per 2 dienas, turbūt tom išprotėjusiom, jos nebuvo ten 50 žmonių, jos buvo tikrai gražios, jos buvo tikrai labai subtilios, jose irgi buvo labai daug detalių, bet jos visos gimė man paskutinės 2 dienas. Aš taip noriu. Turbūt tom išprotėjusiom, kurios ten metus laiko planuoja savo vestuvės. Taip. Tai joms sakysinai crazy. Bet tikrai ne visos tai planuoja. Kitos nori pasidaryti savo tokį surprizą ir jom tas stebuklas, tas adrenalinas, toks sveikas adrenalinas, nustebimas, smalsumas. O kaip čia mes abu patirkim naujai. 80% verslo planų bankuose žlunga. Kodėl? Todėl, kad sukūrus verslo planą, tau nebeįdomu, tu išgyvenai, viską suplanavai, tau nebeliko ko energijos jį įgyvendint. Jau tu daėjai, susikūrei verslo planą ir atėjai į banką, tau duoda paskolą ir tu kažkaip jo nebepasiimi, nebeįgyvendini to verslo. Kodėl? Visą energiją atidavei tenai planuodamas. Tau nebeliko energijos iš ko gyventi. Tai va čia labai labai svarbu, kad nepriverstumėm savęs planuoti, nes taip reikia, visi taip daro, aš čia dirbu tokio organizacijoje ir tada galvoju, kaip man nebestovint tų projektų kažką daryti. Čia ir taip mažiau daugiau aišku, ne? Aišku, mes nesam juoda balta, mes esam kažkur vidury, bet pažinti, kur man daugiau energijos. Ir toj paskutinės savaitės adrenalinė. Čia tokia labai didelė savistaba, ar ne? Va. Ir kai mes sakom savęs pažinimai, testai, tipologijos, jos tik papildo, ką tu žinai apie save. Bet savęs pažinimas, kiekvienas testas, vienas mano testas, kitas testas sėdi, mano auditorija, mano grupė yra mano testai. Ką jie apie mane sako, čia geriausias, čia ir dabar lakmuso popierėlis. O ne ten tie sukurti 100 metų klausimai kažkokie. Jo, jie irgi duoda, jie papildo tai, ką aš žinau. Bet geriausi mano testai, visi lakmuso popierėliai yra vaikščiojantis aplink mus žmonės. Tavo vadovas,
tavo vyras, tavo vaikai, kaip jie tave apibūdina, kokiais žodžiais jie tave apibūdina. Ateik va šiandien pas savo vyrą ir paklausk, pasakyk 2 žodžius, kaip tu mane apibūdintum, koks aš žmogus. Į 2 žodžius gali mane įdėti. Nueik tą patį pasidaryk pas savo vaikus, nueik pas savo mamą, tėtį, kitokias rolės turinčius žmonės ir tu gausi geriausią savo testą. Susirašyk tos 10 ar 20 gautų žodžių iš kitų žmonių ir jau tavo kažkurie žodžiai kartosis ir tu pamatysi, kaip mane mato aplinka. Aš sėdžiu, klausau ir žaviuosi, nes tarsi bandau laidoje dabar išgirsti, nes pats specialiai labai nesidomėjau. Žinau keletą tokių įrankių, kurių pagalba mes galime pažinti save, bet specialiai nesidomėjau, Rima viską papasakos, aš tada tikrai tikrom susidomėjusiom akim pasakosiu, bet dabar klausau ir girdžiu visai ne tai, apie ką galvojau, ir girdžiu labai paprastus dalykus. Atsidarykite dabar testą A ir plus B ir ten jūs sužinosite, ar jūs esate A ir B. O viskas tikrai yra labai paprasta. Tu tiesiog stebi save, stebi savo aplinką, ką jie kalba apie tave. Ir tai yra, kaip ir sakei pati, veidrodžiai. Pirmiausia yra troškulys, teisingai. Tu po to tik galvoji, kokį vandenį nori gerti. Ar šiltą, ar arbatą, ar kavą. Bet pirmiausia atsiranda troškulys. Tai čia lygiai taip pat, troškulys save pažinti. Aš noriu save pažinti. O ne tai, kad visi daro tos testus, reikia ir man kažkokį testą pasidaryti. Ne. Stabdau čia. Gerai, iš kur tas troškulys gali atsirasti jo? Tada, kada aš galbūt jaučiuosi nepatogiai toje, nežinau, darbo pozicijoje, aš jaučiuosi nelaimingas, man kažkokio drive'o trūksta, gal aš ne savo vietoje. Pirmas, kas atėjo į galvą, labai panašiai, kai tu atsirandi kryžkeliai. Kai tau reikia padaryti sprendimą ir nežinai, ar man savarankiškai dirbti, ar dar pasilikti įmonėje. Ar man visiškai keisti darbą, ar ne. Pakankamai daug turiu draugių ir draugų, kurie 50 jau toj brandoj. Maždaug, aš čia visą laiką dirbau HR vadovė arba taip toliau, bet jau nebeturiu visiškai jėgų, jau taip ir galima tą žodį naudoti. Ir peist keičia darbą. Masažistė. Ir žmogus nušvinta. Masažistė. Išsilaiko masažo kursus ir išeina dirbti ir daryti masažus. Ir aš matau naują žmogų, šviečiantį, švytinti. Ir galvoju, rimtai, kodėl žmogau tau reikėjo ten 40 metų taip save užsimarinuoti ir neleisti savo vidui, sielai. Psichė yra siela, savo sielai kalbėti. Jinai tikrai netylėjo, bet tu ją taip ten užglušinai. Niekaip negaliu patikėti, kad tu kiekvieną dieną eidamas į darbą, sakai, kaip fainai, ir vieną dieną sakai, nebe fainai. Neatsiranda vaikai taip per vieną dieną, teisingai. Taip ir mintis neatsiranda per vieną dieną, keisti darbą. Reiškia, tu taip ignoravai savo tą vidinį balsą, kad geriausia motyvacinė kalba Steve'o Jobso yra, jeigu įsivesite į YouTube Stanfordo universiteto baigiamoji kalba, yra viena iš top pripažinta geriausių motyvacinių kalbų. Ir ten tokia gražią frazę sako, kiekvieną rytą eidamas į darbą aš pažiūrėdavau į veidrodį ir paklausdavau, jeigu tai būtų mano paskutinė gyvenimo diena, ar aš daryčiau tą patį, ką ketinu daryti šiandien. Ir jeigu nors 3 dienas iš eilės, tu sakai, ne, tikrai nedaryčiau šitų nesąmonių, susimastyk. Ar tikrai einu savo keliu? Ką aš čia darau su savim? Gerai, išgirdau, labai įdomu, bet jeigu mus žiūri skeptikai arba tie, kurie sako, netikiu tai, ką man sako aplinka, tas mano vidus, toks aš tarsi neapsisprendęs, jeigu mes ieškotumėm, tokių įrankių, ar ne? Ar mes galim čia šitoj vietoj, kas gali mums parodyti visai adekvačiai tai, ką greičiausiai mums ir sako ir kiti, bet mums reikia dar kažkokio patvirtinimo. Tu vis tiek nori, kad aš pradėčiau vardinti kažkokius įrankius, kad ką čia pasidaryti, ką aš darau. Taip, aš tikrai pasakysiu bent 3-4 įrankius, kuriais aš tikiu, kuriais aš gyvenau ir su tavęs tačiau. To jūs pasakysiu, bet man norisi, kad pirmiausia vis tiek atsirastų troškulys. Taip. Tai va dabar, kai klausot mūsų, nuo 1 iki 10, nuo 1 iki 10 savo pasakyk ir pagaukit save, kiek aš galiu parašyti už savo laimę čia ir dabar. 1 minimum, 10 maksimum. Kokį
Kiek Vytautai Nu, rašai? aš rašau 10. Jau geras mokinys, jau žinai, kad 10, yes. Taip. Bet tai parašo tik tai 1%. 10 parašo savo tik 1% žmonių, kurių aš paklausiu. 8, 9. Ir čia man labai norisi pasakyti savo topinę frazę, kurią dažnai sakau. Jeigu tu parašai savo 8, 9, čia tas pats, kas biški neščias. Tu negali būti biški laimingas. Reiškia, tau dar truputėlį trūksta. Ir va čia prasideda tas troškulys. Tai ko man trūksta iki to 10, kodėl neparašiau? Aš žinau, kodėl tu neparašai 10. Nes tau trūksta laiko savo, tu dar nežinai, ar darai tą, dar tau norisi pinigų, dar tau norisi kažkur pakeliauti, dar jautiesi netobulas. Ir tai yra kaifas. Tik tai įsivardinti, kaip man toliau save tobulinti iki to 10. Labai gera tema finansai, ar ne, kurie iš esmės mums garantuoja mūsų gyvenimo kokybę ir nors aš jaučiuosi galbūt kaip pavyzdys nudailininkas, bet tai vis kasdien galvoju, kad noriu piešti, bet man reikia gyventi ir mano pozicija HR vadovas banke nenori mane maitina ir aš galiu labai išjausti tai, kad aš norėčiau būti kitur, ką daryti tokiu metu, kaip aš negaliu sau leisti mesti tiesiog savo veiklos, nors jaučiu, kad nes tai yra tiesiog man garantuoja kasdieninę duoną. Ne, niekas nevyksta per vieną naktį mesti, ne? Tai faktas, kad tu valgyk tą duoną ir toliau, bet jeigu tu pamatai, kad, gal aš noriu jau kitokios duonos, atsirado duona be gliuteno, atsirado duona su, nežinau, ten saulėgrąžom, atsirado su baziliku, aš noriu paragauti, tai valgyk tu tą savo kasdienę duoną ir toliau. Bet pradėk ragauti paraleliai, tau nereikia šokti nuo degančios platformos, pas tave niekas dar nedega. Taip. Čia jau blogiau, jeigu tu ten užsibuvai ir pas tave prasideda depresija, tu nebeturi energijos niekam. Čia jau tokia bėdelė. Bet jeigu tu tik pradedi justi, kad kaip ir Jobsas sakė, einu ir nebedžiugina, vis daugiau pradedu norėti neiti į darbą. Atsikėlęs iš ryto vis dažniau mintis, ką aš čia darau, sumokėčiau visą atlyginimą, kad nereikėtų man eiti į darbą. Čia jau verta paklausti, ką aš noriu daryti, ką man reikia pakeisti ir pradėti biškelį stebėti, ką darydamas aš kuriu vertę. Ir čia dar tam troškuliui, aš suprantu, kad tu labai nori eiti prie tų įrankių, bet man... Aš nebūtinai prie įrankių dar turiu kitą klausimą, labai įdomiai pasakoju. Tam troškuliui pasižadinti vis tiek reikia savęs paklausti, nes mes visi norim būti kažkuo. Kiekvienas žmogus nori būti vertingas ir čia atsakyti, ką darydamas aš kuriu vertę. Ir čia jau tada atsiranda tie įrankiai. Aleliuja, o tai ką darydamas aš kuriu vertę? Ar šnekėdamas, ar glostydamas, ar planuodamas? Ką darydamas aš kuriu vertę? Ir tada, kai tu savęs paklausi, nes būtent už vertę tau ir moka pinigus, kiek tu vertės sukursi organizacijai, kitiems žmonėm, tai tau jie ir duos tą grąžą. Vertė yra pamatuojama pinigais. Tai kai žmogus sako, oi, aš čia toks kietas, uždirbu 1500. Ir aš tada galvoju, labai gerai, pas mus vidutinis atlyginimas, toksai, bet man čia daugiau nemoka. Ne. Aš dabar pasakysiu baisiai ir įsivaizduoju, kiek gausiu už tai pilos. Tu nesugebi daugiau pasiimti. Tu gauni tiek, kiek save vertini. Jeigu tau gerai, tu sėdi labai ramiai ir patenkintas dirbi už 1500, viskas gerai, tu tiek save vertini. Bet jeigu tu jeigu čia apie pinigus, aš labai nemėgstu kalbėti apie pinigus. Ir už 1500 gali būti žiauriai geras gyvenimas, patenkintas žmogus, čia viskas gerai. Bet jeigu tu nepatenkintas ir vis pas tave ateina mintis, kad, žiūrėk, jisai uždirba 3. Ar jisai protingesnis? Ne, aš galėčiau irgi taip. Tai tada pradėk daryti, kur tavo potencialas neišnaudotas. Jeigu tau negerai ir tu galvoji, kad esi daugiau vertas. Nes gali būti, kad tavo tą vertę uždėjo ten mama, tėtis, vadovai, sutikti žmonės į tokią dėžutę ir truputėlį sustabdė tavo tą potencialą. Tu jį gali atidaryti ir gali leisti savo uždirbti daugiau. Bet ar iš tikrųjų tavo noras uždirbti daugiau ar geriau jaustis? Aš esu savo laikę išėjusi iš institucijos, gal nevardinsiu kokių, bet į 30% mažesnį atlygį. 30%. O tas atlygis tikrai buvo labai geras ir 30% aš niekada po to nesu tiek uždirbus, kiek uždirbdavau ten. Bet išėjau į ką? Į didesnę laisvę.
Nes mane pradėjo daryti, aš ten labai daug uždirbau, bet pradėjo daryti, reikalauti iš mane, daryti dėžę. Ir aš supratau, kad nebegaliu kvėpuoti ir tie pinigai nebedžiugina. Niekada po to neužsu užsidirbus tiek pinigų, kiek ten. Bet ar aš dabar laimingesnė 100 kartų? Rima, iš kur semtis drąsos draugai patikino, kad tikrai, tau sekasi, nežinau, rūpintis labiau žmonėmis, negu daryti kažkokį, nežinau, galbūt fizinį darbą. Iš kur pasisemti motyvacijos, drąsos, nes kad žinojimas nėra lygų darimas, ar ne? Aš žinau, kad aš esu tikrai toksai, bet, kaip tą žengti pirmą žingsnį, kaip nepabijoti mikro žingsnį padaryti, iš kur, kaip save, nežinau, motyvuoti, nes, tų baimių mes turim turbūt labai įvairių. Čia, kada mes pradedam žengti mažus žingsnelius, tada, kai nedaryti, mums jau yra sunkiau negu daryti. Turi atsirasti tas kritinis blogumas, jeigu tai baisiai galiu pasakyti. Kaip nedaryti? Nedaryti, nežinau, ten gyvenu su gyvena moteris su psichologiškai smurtaujančiu vyru. Taip. Arba dirbu darbe, kur vadovas nuolat ant manęs važiuoja ir jaučiu, kad, uždirbu, viskas gerai, bet, aš čia tokia niekam tikus jaučiuosi, visada ant manęs važiuoja, bet moka tos pinigus. Bet jaučiuosi labai blogai, ar ne? Tai tol, kol tau nedaryti bus mažiau baisu negu tą mažą žingsnelį, galiu nueiti kokį pokalbį su kita organizacija. Galiu kam nors apie tai papasakot. Ar man tas papasakot yra baisiau, negu va čia sėdėti ir pūti tiesioginę žodžio prasme iš vidaus. Save, taip prievartauti po biškį ir išvalgyti save. Tai jeigu tu savo tai pasakysi, jaučiu, kad blogai, bet dar galiu kentėk. Dar galiu kentėk. Tik tai žinok, kai jau liks battery visai low, tai būna, kai 1% telefone, jau tu net nebegali jokio appso pasikraut, ar ne? Taip. Jau bus tik tai emergency call. Tai gali kentėti ir prisikentėti. Tai atsargiai su tuo kentėjimu ir prisikentėjimu. Aš tą patį, tai ką pasakėjai, tik viškai kitais irgi žodžiais, kuo aš pats vadovaujuosi, apie darimą. Ar bijau ir nenoriu? Ar bijau, bet noriu vis tiek? Tai tu peržengi per tą savo baimę? Man labai patinka ta frazė. Mes pavargstam nuo savo minčių, o ne nuo darbų. Taip, nes tai irgi reikalauja energijos. Tai kuo daugiau ten mastai, čia išeis, neišeis, aš čia sugebėsiu vieną gyventi be to vyro, susirasiu, nesusirasiu darbą. Padaryk ką nors. Mes kasomės, bet uodas dar neįkando. Pabandyk, nueik į vieną pokalbį. Nieks tau per galvą neduos. Nueik pasikalbėk su psichologu, nueik pasikalbėk su kažkokiu tai žmogum, pasidalink savo jausmais, pasimatuok kitą organizaciją. Kas nuo to atsitiks? Nustok mąstyti taip daug, kad po to nebelieka energijos daryti. Čia tas mūsų kasdienis vadinamas overthinkinimas. Aš tai man, tai pabandyk, kokį mažą žingsnelį tu padarei. Nežinau, ar gausis. Nesikasyk, uodas dar neįkando, davai, padaryk mažą žingsnelį. Pabandyk, tada galėsi spręsti, tau gaunas ir nesigauna. Aš esu toks overthinkytojas, kad man labai artima šita tema. Gerai, tai išjausti, pajausti, pakalbinti. Bet jeigu dar kas, reikia surasti žmonės, kurie daro. Ir būti šalia tų žmonių. Labai atsirinkti. Mes visiškai neatsirenkam aplinkos. Mes dažnai esam toksiškoje aplinkoje, kuri mus žemina ir mus įkalina. Ir mes, vėl aš sakau, tas troškulys turi būti atsimerk ir pažiūrėk, kas tave supa. Pažiūrėk, ar yra žmonės, kurie tave palaiko. Pažiūrėk, ar pas tave aplinkui yra žmonės, kurie daro. Dažniausiai tos moteris, kurios negali įsiskirti ir būna toksiškose santykiuose, pakankamai dažnai mane moteris kreipiasi, tai todėl tą pavyzdį, jos apsidairo ir sakau, mano visos draugės tokios, bet žinai, visos taip gyvena. Ne visos! Aš taip negyvenu ir mano draugai taip negyvena. Ir kodėl reikia žiūrėti neigiamus pavyzdžius? Bet todėl, kad jinai tokiam burbule. Taip. Todėl tokiam burbule pradėk ieškoti naujų burbulų.
nueik į kitą, nežinau, kažkokį būrelį, kažkokius tai šokius, kad pamatytum, kad yra ir kitokių pavyzdžių. Tai pirmiausiai, kai jau tu jauti, kad bijau, apsidairyk ir tu pamatysi, kad tu tarp tokių pačių bijančių. Tau reikia ko? Šviežio kraujo, tau reikia naujo impulso. O tai yra žmonės, ne testai, ne knygos, žmonės. Yra Aplinka. vaikščiojantis energetiniai šaltiniai, kurie gali mus įkvėpti arba atvirkščiai sakyti, ramiai, tau nieko nesigaus. Labai kartais gali būti sunku pabėgti iš, nežinau, iš turbūt toksiškų santykių, bet turbūt išeities nėra kitos. Nu, kaip pavyzdys santykiai, ten, nežinau, darbas galbūt ar ne, bet išeities nėra kitos, jeigu mes norim, kad kažkas pasikeistų. Pokyčius mėgsta tik vienas žmogus - šlapias kūdikis. Tai kai mes pradedam galvoti apie pabėgimą iš santykių, tada žiauriai baisu. Nereikia iš jų bėgti. Atsidaryk savo mažą kertelę ir pradėk kvėpuoti. Pamatyk, būk tu tose santykiuose. Taip. Bet atsidaryk ir išeik, nežinau, kokį nors ten ratą pašokti. Išeik kažkokį piešimo terapiją, kažkokį tai sąmoningumo kursą. Išeik kažkur palsuoti, pabūti ir tu pamatysi, kad tau prasišviečia ir vis didesnių spindulių. Ir vieną dieną tau net neskaudės. Aš nesu ta, kuri sako, kirpk ir viskas, nukraujuosi, bet čia praeis. Aš kaip atsimenu, sakiau, aš tokia visada pati augu, tai aš taip pakankamai palengva mėgstu. Nemėgstu labai kardinaliai, bet aš tik už tai, kad daryk mažus žingsnelius. Tai iš tų toksiškų santykių faktas sunku. Čia kai tu sakė apie mano kelią, tai jau galėsim pradėti judėti prie tavo norimų kažkokių testų ir pradėsim nuo tų... Labai įdomu, labai smalsu. Net ne testų, o tų, tipažų. Ten tų tipažų yra milijonas. Ir žiūrėkit, dažniausiai kokių ten tų tipažų mes vieni kitus pravardžiuojam. Aš sakom, ai tas tai psichas. Ai čia tai narcizas, ar ne? Ten kitas kažkoks perfekcionistas. Ir taip toliau, mes turim vieną iš tų tipažų skirtumų ir kas dabar labai dažnai apie tos narcizus kalbama. Labai. Tai vienas iš tipažų yra pagal tavo neigiamų emocijų susitvarkymą. Ne, sakom, psichopatas. Taip kaip aš susitvarkau su neigiamomis emocijomis. Mes juos visi turim, teisingai. Mes visas turim tas neigiamas emocijas. Bet kaip aš susitvarkau su neigiamom emocijom? Tai va tie psichoanalitiniai tipažai, kuriuos aš čia pabandžiau ir pavardinti. Mazochistas. Ten, nežinau, tas pats narcizas, tas pats dominuojantis ir taip toliau. Vat, visi šiti, ką mes vieni apie kitus kalbam tokioj kasdieniai buitiniai kalboj, jie yra apie mūsų neigiamas emocijas. Ir mano vienas iš kelių tobulėjimo buvo įsivardinti, kur yra ta mano šešėlinė pusė. Ir aš turėčiau pripažinti, kai sako, alkoholikai pradeda sveikai pripažįsta, tai taip aš esu narcizas. Ir dažniausiai žmonės, kurie stovi scenoje, pas juos yra šiek tiek pabrinkęs ego, nes be to tu negali. Tu turi savo patikti. Aš pilnai suprantu, nes tu negalėtum daryti šito. Bet žiūrėk, bet aš galiu mosikuotis kortelę ir sakyti, čia man, žinai, atleidžiama, čia mano baltas biletas, nes aš narcizas. Nu ne. Pirmas klausimas, ką tu su tuo darai? Taip. Mano pirma santuoka ir aš turiu savo pripažinti ir tokią mažą išpažinti. Čia kažkodėl tai užsinorėjau pasakyti, kad pirmoji santuokoj aš savo vyrą labai stipriai užengiau savo narcisizmu. Nes dabar žiūrėk, ką daro narcizai. Jie savo vertę pasikelia kuo? Kitus žemindami. Pasakyk, tu tai to nesugebi. Tu tai nesugebi pasportuoti, tu tai nesugebi išeiti į sceną ir kalbėti, tu tai nesugebi tiek uždirbti. Tu toks protingas, o uždirbi dvigubai mažiau negu aš. Ne, tai čia, man baisu pripažinti, bet iš dalies narcizai, ką jie daro šeimoje, save iškelia. Aš tai aš sportuoju, teisingai maitinuosi, žiūrėk, koks aš čia tobulas. O tu tai čia nais tokia, ten nesugebi darbo susirasti, vis čia verkšleni, aš tai čia susitvarkau. Tai dažniausiai vyrai narcizai šeimoje. Mes įsivaizduojam, narcizas tai gražuliukas. Ne. Čia tas, kuris teisingas daugiau šeimoje ir tas poreikis tokiu būt, jie net nesupranta tos savo vertės. Jie užaugo
princais ir princesėm, nes tėveliai, mamytės labai jos dievino, gal vienturčiai sūneliai, gal ten tarp daug mergaičių sūnelis, gal mergaitė ten pirma ir labai laukta ar ten paskutinė. Jie tiesiog užaugo su ta princo ir princesės karūna ir norint patvirtinti savo tą šaltinį, jį pamaitinti, man reikia save kažkaip sureikšminti, kitą nuvertinant. Ir tai yra ta labai didelė neigiama narcizo kaip sakyt, veikla, kad šalia jų kiti žmonės jaučiasi labai nevertingi. Gerai, bet jeigu net ir pats asmeniškai turėjęs tokią savo asmeninę patirtį, ar ne, kur aš užėmiau narcizo poziciją, bet tai ėjo, tai praėjo, tai jeigu aš jau gebu atsirinkti ir matyti, kas buvo. Būtent, va čia sąmoningumas, va čia tas troškulys, aš noriu save pažinti, kodėl šalia mane žmonės nelaimingi, aš ten panas dažnai keičiu, nes jos ten kažkaip, ašgi toks fainas, viską taip teisingai darau. Rima, galit nustoti apie mane kalbėti? Bet nesugebu čia išlaikyti normalaus santykio, ar ne? Tai pagalvo, ką tu darai su savo tuo tokiu fainumu, kitus žmonės tu nuvertini arba neįvertini to. Ir kai tu tik tai tą suvoki, pabunda tas sąmoningumas ir tada tu sakai, žiūrėk, tau nereikia būti kaip man. Aš mėgstu kalbėti scenoje ir aš drąsus čia, bet tu pažiūrėk, tu tokia švelni, tu moki tą daryti, tu moki tą, pradedi matyti kitose žmonėse ir juose vertinti. Ir čia yra pabunda sąmoningumas. Ir tai nereiškia, kad savęs vertinimas pas mane sumažėjo. Atsirado branda. Taip. Tai mano pirmam partnerystės ryšy, kuris truko 18 metų, aš tik tai išėjus iš to ryšio pradėjau vertinti tą santykį. Ne santykio tą žmogų. Ir savo vaikam, kuriuos labai myliu, irgi sakyti, jūsų tėtis labai protingas, jūsų tėtis ten toks, jūsų tėtis labai ten geras ir tą galėjo padaryti ir gebėjo. Nors gyvenant kartu, ką aš daugiau dariau? Nuvertin. Čia net nevertin, bet nuvertin. Čia, žinai, dar nevertin, tai dar tegul. Bet kai tu nuolat droži žmogų, ar ne, tai ne kiekvienas žmogus gali tą atlaikyti. Ir tada jisai bėga į alkoholį, bėga į kitus dalykus ir taip toliau, norėdamas pabėgti nuo to, kodėl čia man taip negerai, aš toks protingas, bet nesugebu su šita moterim būti, arba ten atvirkščiai su šitu vyru. Tai va tas narcisizmas, jeigu jisai nesąmoningas ir nekontroliuojamas, jisai kitus gali labai labai stipriai žeisti. Taip. Bet jeigu tu sąmoningai supranti, tu jau gyji. Ir aš sakau, taip, aš turiu labai stipriai pabrinkusi savo ego, bet aš labai brandžiai suprantu ir labai noriu ir kitų egiukus auginti. Ir todėl kituose džiaugiuosi, nebepavydžiu, nenuvertinu, bet džiaugiuosi jų pasiekimais. Vat atvažiuoju pas tave į studiją ir galvoju, kaip fainai. Ar man pavydu, aš 100 kartų galvojau, kaip aš norėčiau turėti savo studiją ir daryti interviu. Tai biški pavydžiu Vytautui, bet tada sakau, ne, Rima, tu nepavydži, tu džiaugiesi, kad jisai padarė tai, ko tu nepadarėjai. Ir va čia yra sąmoningumas. Nuo pavydo iš karto šokam į džiaugsmą. Bet gerai, bet kas čia įsijungia mūsų racionalus protas, kuris paaiškina... Aš protą norėčiau biški padėti šoną ir pamigdyti. Sąmoningumas. Sąmoningumas. Ir sąmoningumas tai viską apinantis dalykas. Taip ir šiek tiek protų galiu paaiškinti ir emocijom, aš vėl pakartosiu tos mūsų, mes esam 4 varomais ratais mašinos. Protas, emocijos, kūnas ir siela. Tai vat visi šitie 4 ratai ir sudaro tą sąmoningumą. Aš suprantu, kaip tai veikia. Suprantu, ko nori mano protas, suprantu, ko nori mano emocijos, suprantu, ką sako mano kūnas man, kur man skauda, kodėl man ten skauda ir kaip man tą kūną ir ką aš į save dedu. Ir girdžiu ir klausau savo to sielos šauksmo. Kaip gražu klausyti savęs, nors tai yra labai nelengva. Aš esu irgi daug turbūt savo asmeniniam kely perėjęs savęs pažinimo, ieškojimo etapų ir kai tu bandai įsiklausyti, ne visada pavyksta. Tai jeigu nepavyksta, gal mes turime kokį nors puikiai žinomų įrankių. Aš bandau įsivaizduoti scenarių, kaip gali nepavykti. Jeigu tu kiekvieną dieną eini po mažą žingsnelį, vis tiek nueisi kažkur. Ir jeigu eini tikslingai ir aš žinau, kur noriu nueiti,
Taip. Noriu į asmeninę brandą, noriu į sąmoningumą, noriu save pažinti. Ar yra kažkoks tai baigtinis taškas? Ne, ne. Freudas net rašė labai gražiai, žmogau, pažink save, bet ne iki galo, nes kai pažinsi save iki galo, gali nenorėti su savim gyventi, nes tada dasikasi ten per tas visas psichoanalitikas iki tokių šešėlių, kur vienu metu jau aš buvau ir galvoju, o Dieve, koks aš baisus žmogus. Aš žadėjau klausti, ką daryti, kai, aš atrandu savo kelią, ką man veikti gyvenime, bet kai tu atrandi nemalonius dalykus apie save, kad visgi, nežinau, tas pats narcizas esi, kad tu kenki kitiems, tu griauni kitų gyvenimą, tu čia, tai kas tada? Jo, bet šiaip įsivardini ir pradedi gydyti. Nes tai jau yra žingsnis į priekį. Būtent, įsivardinimas, būsena ir pasakyti, tai normalu. Psichologijoje mes sakom, normalizuok būseną. Ar mes visi turim savo šešėlį? Taip. Ar mes visi turim trūkumų? Taip. Mes visi esam tam tikrą prasme psichopatai, mes visi esam tam tikrą prasme narcizai ir taip toliau. Tik tai, kokio dydžio. Taip. Bet įsivardini, ar yra tobulų? Ne. Bet kai tu įsivardini, kad šitos mano savybės žeidžia kitus žmonės, šitos mano savybės nekuria vertės aplinkai. Aš vėl apie tą vertingas. Mes vis auginam tą asmeninę vertę. Ką darydamas aš darau ir auginau asmeninę vertę kitiem. Tai kai tau įsivardini, tada jau gali su tuo ir dirbti. Nepanaikinsi. Ne. Man patinka, kai man ploja. Man patinka būti, ta energijos šaltiniu. Viskas gerai. Bet kad tai netaptų kažkokia panacėja vardan to ir kitų sąskaita, aš turiu nuolatos būti sąmoninga ir atkreipti dėmesį, o kaip kiti tame jaučiasi. Kartais, kai aš mokau jaunus konsultantus ir jie pasižiūri ten, aš juos pasikviečiu pas save į seminarą, jie sako, o Dieve, Rima, aš niekada nebūsiu tokia kaip tu, aš negimus būti konsultantė. Ir aš sakau, kokią aš klaidą padariau. Tau nereikia būti tokiai kaip aš. Tau reikia surasti savo konsultavimo kelią. Taip, nes mes labai dažnai ir lyginam save su kitais ir kodėl mes tai darom, nes tai turbūt yra ženkliai paprasčiau stebėti kitą ir priimti, kad jis yra, nežinau, geresnis, blogesnis už tave, o į save gilintis ir save pažinti, tai yra labai sunku, nemalonu, tai reikalauja daug darbo ir taip toliau. Palyginamoji analizė visada buvo, yra ir bus. Sutinki? Taip. Mes visada lyginsimės, bet vėl, sąmoningumas. Kai mane nori įdėti į rėmą 80, 60, 90, aš sakau, no go, netilpsiu, bet kaip aš čia tame rėme galiu jaustis gerai, turėti savo rėmą. Žinot, koks man. Man labai patinka posakis, kaip save įneši, taip tave ir išneš. Tai tu turi apsibrėžti. Va čia vėl mes po lėto, bet prieinam prie tų testų. Apsibrėžk save. 80, 120, va toks rėmas, žiūri gerai. Tu turi žinot savo rėmą, kad galėtum kitiems save pozicionuoti. Va čia atsiranda, kam reikalingi testai. Testai reikalingi, kad mes susikalbėtumėm, tą pačią kalbą kalbėtumėm. Jeigu aš ateinu į kažkokią tai įmonę ir noriu pasakyti apie save, ir man klausia, papasakokit, ką jūs čia galit. Galiu tą, truputėlį apie save. Koks jūs žmogus? Kaip man ir HR specialistai kalbėti tą pačią kalbą? Aš sakau, aš esu dažniausiai situacijose esu dominuojantis žmogus. Turiu savo nuomonę, kalbu tiesiai šviesiai, taip, esu drąsus, bet mano, čia tas šešėlis, kartais galiu gal per tiesiai pasakyti, bet tikrai daugiausiai vertės sukuriu, kai drąsiai ir ryžtingai veikiu. Ir iš karto mes jau susikalbam su ja, dominuojantis. Reiškia, situacijose aš imu ką, vėliavą į ranką ir varau. Ar ne? Bet aš galiu sakyti, aš ta, kuri mėgsta daryti įtaką, aš ta, kuri mėgstu šnekėti, mėgstu patikti ir jo man neduok pavalgyti, duok pašnekėti. Tai man patinka daryti įtaką žmonėm ir aš tikiu, kad visi žmonės teisingi ir pozityvus ir aš tokia kartais galiu būti naivi, todėl tas rezultatas kartais gali nukentėti, bet jeigu man duosit prezentuoti produktus, idėjas, tai aš tikrai esu labai labai tinkamas žmogus. Tai jau aš ką čia sakau, jau pasakoju apie disko modelį, Marstono sukurtą modelį,
Tai dominuojantis, įtakojantis, sisteminantis ir analitiško mąstymo žmogus, ar ne? Tai ir tų modelių, jų yra begalinė gausa, bet yra vienaip ar kitaip labiau paplitę rinkoje modeliai ir aš dar kartą paminėsiu, jų savokomis lengviau susikalbėti. Ir ypač jeigu aš žinau, kad organizacija tą patį naudoja, disko modelis ne veltui aš jį panaudojau, todėl kad Lietuvos rinkoje jisai yra turbūt bene labiausiai paplitęs modelis, jį paprasčiausiai suvokti, suprasti ir jisai daugiau toksai į elgesį orientuotas. Tai ką tu darai situacijose sunkiose? Ne, kokie yra tavo tos elgesio, ne, jis nelenda labai į psichoanalitiką, o daugiau tas apie elgesį nusprendžiantis modelis. Mūsų mintys lemia mūsų veiksmus. Ką galvoji, tą turi, ar ne, tą darai. Tai vat vienas iš modelių, kuris, jeigu tu klaustum, pats greičiausias būdas man nuskaityti žmogų, ką ir kaip jisai daro, tai turbūt pirmas atvažiuoja pas mane ir suvažiuoja diskas, ar ne? Tai aš matau tuos žmonės ir žmonėm labai lengva tada save suprasti, bet disko labai didelis pagrindas yra iš mano minėto Jungo. Ekstravertai, intravertai. Ne? Kaip mes priimam informaciją, kaip mes gauname energiją, tada kaip mes dalinamės tą informaciją. Atsimeni tą visą 4 žingsnelių asmenybės tokį žemėlapį, ne, elgesio. Tai diskas irgi labai panašiai. Šiaip aš dar čia labai svarbią mintį pasakysiu. Svarbiausiai turėti savo tokį žemėlapį. Sąmoningumo arba žmogaus charakterio arba būdo. Vat žmogus, kaip aš vertinu žmogų. Ir tada kokį testą bedarant žiūri, kaip man suplaukia į mano suvokimą. Aš neturiu nei vieno testo, kuris yra, mano pagrindas ir aš viską darau tik pagal diską. Svarbiausiai turėti savo kažkokį suvokimą ir tada pagal tą suvokimą visi kiti testai, jie kažkaip tai turėtų suplaukti į mano bendrą suvokimą. Girdžiu viską, ką sakai, tik viena iš mūsų laidos misijų yra labai aiškiai ir paprastai kalbėti galbūt tom temom, kur kartais žmonėms gali būti painu, ar ne. Tai diskas tai yra metodas save identifikuoti ir, nežinau, klasifikuoti. Suprasti savo elgesio motyvus. Pats Marstonas sakė, supras savo elgesio motyvus. Ko tu sieki kiekvienoje situacijoje. Ok, bet tai yra, nežinau, tai yra, ką dar suprasti, ar ne? Tai yra testas, tai yra klausimų rinkinys, tai yra, nežinau. Jo, tai yra testas, labai greitai jisai... Disk, ar ne? Jo, disk, bet tai yra testas, kurio pagalba mes galim identifikuoti, koks bus mano pasirinktinas elgesys, norint sukurti vertę. Kaip ir sakiau, ar aš pasirinksiu dominuoti situacijoje, trumpai, greitai daryti sprendimus ir vesti drąsiai, ar aš pasiimsiu daugiau kalbėti ir kurti energiją aplink save ir įtraukti kuo daugiau žmonių, tinklą kurti, ar aš pasirinksiu toje situacijoje sisteminti ir nuosekliai dėlioti dalykus, ar aš pasiimsiu tokį biškį atsitraukti, pastebėti ir pagalvoti, ką mes šitoj situacijoje galime patobulinti ir kas čia ne visai tobula ir tokį daugiau kritiko vaidmenį. Ir čia tokie 4 tendencijos, iš tikrųjų visuose testuose galite atpažinti tokias 4 ašis. Dar nuo Platono, mano jau pažymėto laikų, kuris klasifikavo pagal oras, ugnis, vanduo, žemė, pagal stichijas. Čia pati pirmoji klasifikacija elgesyje, ar ne? Po to galima eiti į Hipokratą, kuris vėl ten mums padovanojo tokius temperamentus, tempas, cholerikai, sangvinikai, ten flegmatikai ir melancholikai. Tai kokią mes beimtumėm psichologijos tendenciją, visur galim įžvelgti, nors ir bus 14 tipažų, ar ten 11, ar 9, ar 4, ar dar kažkaip, visą laiką yra ta tokia ašis, ką aš galvoju apie save, mano mintis apie save ir ką aš galvoju apie aplinką. Marstonas labai gražiai dar 72 berods metais uždėjo tą tokią ašį. Mūsų mintys lemia mūsų elgesį, o mūsų mintis yra tik 2 rūšių apie save. Ar man patiks net vyrai, kurie sako, aš tai dažniausiai apie moteris galvoju.
tu galvoji, ar tu patiksi tai moteriai, ar tu ją sugebėsi išlaikyti, ar tu ją sugebėsi įtakot, ar tu ją sugebėsi patenkinti. Tai mes vis tiek galvojam apie ką pirmiausiai? Mhm. Apie patį gražiausią, nuostabiausią save. Save. Tai pagrindinė ašis apie save minčių ir kita visa minčių ašis yra apie aplinką. Tai šitų dviejų minčių sankirtoj ir gimsta tas tokia elgesio tendencijos, ar ne? Tai va tos mintis, ar aš vis dėlto esu ekstravertas, nes galvoju, kad aš kietesnis negu kiti ir todėl galiu Taip. čia, ar aš kuklesnis ir todėl noriu vienas atsisėsti, man reikia laiko susirinkti ir ta vat ekstraversija susirinkti mintis, pabūti savyje ir pasinerti. Tai mintis apie save ir mintis apie aplinką. Ar aplinka pozityvi teigiama, ar kritiška. Tai šitų dviejų minčių sankirto ir gimsta tas toks elgesio tendencijos. Man nepatinka sakyti profiliai, tipai, tendencijos. Gerai, ir dar grįžtant labai trumpai, ar ne, apie tą savo paties žemėlapį, ar ne, kurį galbūt aš nusibraižiau iš to, ką man sako mano aplinka, ar ne, tai Rima rekomenduoja pasilyginti tą žemėlapį mano sukurtą ir tai, ką sako šitas, kad ir disko įrankis, ar ne? Būtent. Aš supratau, kad, man atrodo, kad aš čia labai tokia draugiška, labai faina ir labai kūrybiška. Taip. Aš pasidarau diską ir žiūriu, ar tikrai diskas man sako, kad aš labai draugiška. Pasidarau charakteris.info, užsipildau ir ten yra tas pats mano minėtas Jungo visas 4 raidelių testas, kuris irgi man pasakys, ar pas mane kiek to kūrybiškumo yra. Dar galiu kokį nors testą pasidaryti. Ir tai net ne testų kiekyje, bet svarbiausiai, ką tu nori apie save sužinot. O mes visada norim sužinoti apie save tą vieną klausimą. Kas mane daro laimingu? O laimingas esu tik tiek, kiek vertės sukuriu aplinkai. Nes visi norim būti vertingi, o vertingas esu tik tiek, kiek vertės sukuriu aplinkiniam. Man taip norisi, aš taip dažnai tą kartoju ir taip norisi, kad visas pasaulis tą išgirstų. Laimingas esi tik tiek, kiek jautiesi vertingas. Vertingas jautiesi tik tiek, kiek aplink save sukuri vertės. Aš galėčiau kartot kaip mantrą kokią. Tada ką darydamas tu kuri tą vertę? Atsakyk savo šitą klausimą ir galėsi nesumokėti, bet tiesiog padėkoti. Aš, kadangi teko būti ir tavo pačios mokymuose ir iš pirmųjų mokymų aš parsinešiau tą vidinę mintį, kur aš kuriu didžiausią savo vertę, ar darydamas, nežinau, mechaninį kažkokį tai, ar ne darbą, ar besirūpindamas kitu, o galbūt, nežinau, stovėdamas scenoje ir bandydamas perduoti kažkokią žinią žmonėms. Tai iki šiol aš nešiojuosi ir mane taip atrodo viskas labai paprasta, bet va tas paprastumas ir genialumas, viskas yra viename, tai dėkoju labai už tą tokią paprastą žinutę ir šiandien laidoje kaip ir sakiau, galvojau, kad mes kalbėsim, čia daugiau apie ir tokį įrankį, ir kitokį įrankį, bet kai pagalvoju, iš tikrųjų viskas yra taip paprasta, viską mes nešiojame savyje, o jeigu nesinešiojam savyje, tai mums reikia pasižiūrėti labai netoli tai į tuos veidrodžius, kurie yra šalia mūsų, kasdienybėje, mūsų draugai, artimieji. Tikrai visi testai vaikšto aplink mus. Tiesiog paklausk ir tas testas čia ir dabar pasakys. Nereikia dirbtinio intelekto. Bet jeigu norėsite atlikti ir diską, tai ir įsitikinti, kad jūsų veidrodžiai sako tiesą, tai pabandykit. Tai rezumuodamas mūsų laidą, dar kartelį dėkoju Rima, kad radai laiko atvykti čia. Labai smagu su tavim kalbėtis ir net akimirką mes čia pradėjom kalbėti daugiau ar ne apie vyrus, moteris, apie santykius ir o Dieve, ir čia labai įdomu, bet vis dėlto laidos tema yra visai kita, tai labai smagu betarpiškai bendrauti. Prieš laidą gavau leidimą į Rimą kreiptis. Rima, nes o jūs Rima, sakyk, Vytautas, baig bairis. Okay. Tai man visai patiko. Tai aš dėkoju už laidą ir tie, kurie žiūri mūsų laidą, yra galbūt organizacijų dalys, ar ne, vadovai, vykdomieji vadovai, ar ne. Tai turbūt labai svarbu, Rima patikins, ar ne, kad organizacija sėkmingai veiktų, kad ne tie žmonės organizacijų kurtų didžiausią vertę, ar ne? Taip. Klausti, ką darydamas tu kuri vertę? Ką darydamas aš tau kuriu vertę?
Jo, Ir tai jeigu daugiau vadovai to klaus ir žmonės pas vadovus to klaus, tai ta vertė ir augs. O vertė jinai matuojama ir pinigais. Mes patys pamatysim, kad tai pasiekmė. Tai jeigu šitie klausimai, net ir po mūsų laidos vis dar nėra labai aiškus, tai aš labai rekomenduoju Rimą Vanagę pakviesti pas save į įmonę, į žmonių bendruomenę, kur ji padės jums atsakyti į šiuos klausimus. Ir tikiu, kiekvienas iš jūsų po Rimos apsilankimo, mokymo ar seminarų rasit tą vietą, kur kurite didžiausią savo vertę. Tai aš dar kartelį dėkoju. Čia buvo laida Naujasis aš, sakau, aš Vytautas, iki pasimatymo kitose laidose. Smagu, kad žiūrite. Nepamirškit parašyti komentarą, pasiekti šio kanalo. Na, o mes keliaujam su Rima dar išgerti kavos ir ne prie kamerų pasišnekučiuoti. Ačiū dar kartą. Ačiū labai. Iki.